Diskusija, valstybė, kultūra, žiniasklaida, pinigai. Atkreipiu dėmesį, kad yra du finansavimo būdai, tai yra veikla ir projektai. Tai dėl veiklos be abejo mes puikiai suprantam, ar ne, kad yra tam tikros sritis, kurioms tikrai labai yra sunku išgyventi be valstybės paramos, kultūra, regionai, tautinės mažumos, diaspora. Projektinė dalis, tai man tikrai manau, kad tas kėlimas klausimo tokio, ar turėtų būti remiami ten užsidirbančios žiniasklaidos priemonės, tai per projektinę dalį. Manau, kad tikrai taip. Tam, kad jinai būtų naudinga ir turėtų būtent patektų į tos didžiuosius sklaidos kanalus, kur pasiekė pačią didžiausią auditoriją, tai aš manau, kad mes turėtume nežiūrėti, ar ten jie sėkmingai dirba, turėtume skatinti, kad sėkmingai dirbantis ne tik dalyvautų ten, sakysim, naujienų ir kitose dalykuose, bet taip pat ir kultūros, šviečiamosios ir kitose tose svarbiose sritise.